Sveiki, brangus draugai. Pasaulyje didžiulė aukso paklausa. Jau rašteliai niekam nereikalingi. Reikalingi luitai. Ne, suprantama, kad popierėliai nieko neverti. Jau popieriais niekas nepasitikė. Na, popierėliai žinoma niekas nepasitikė. Mesgi matome, ko jie verti. O tai ką mes į bankomatą kaišėjom? Jos gali ryt poryt dingti. Nėra bankai ir viskas. Na ir ką tu padarysi? Nieko. Kodėl tai vyksta? Tiesiog įvyks nunulinimas ir viskas. Taip kalba daugelis pasaulyje, kad padarykime nunulinimą. Baigėsi ši era. Ji tęsiasi 500 metų ir baigė veikti pagal natūralų dialektinį vystymosi dėsnį. Belieka Pirkinėti aukso luitus. ekvivalentą. Tai auksas. Auksas, sidabras, brangieji metalai, deimantai. Na, visą tai, supirkinėjau, o toliau kas? Na, už auksą dar paimi gabalėlį, nusipirkai truputį duonos. Ir tai, jeigu tas auksas bus kam nors reikalingas. Tai mane visada glumina. Aš nesuprantu, kas tame aukse yra. Jūs galite man paaiškinti? Tik tai, kad jo kiekis pasaulyje ribotas. Ir jis gali būti ekvivalentu. Jeigu pasaulyje tvarka. O jeigu šios tvarkos pasaulyje jau nėra, Prie ko mes ir artėjame? taip, tvarkos nebus. Tada niekas nepadės. Valgyk savo auksą. Supranti? Taip, būtent. Bus laimingi galbūt tie, kurie išgyvens iš savo daržo. Jūs ką, laukite tokių laikų? Taip? Manau, kopūstai bulvės svarbiau už auksą. Tai į ką mus va taip veda? Mus veda į suvokimą, kad reikia gyventi ne savo gyvūninėme kūne, o dvasinėme kūne. O gyvūniniam kūnui reikalingas minimumas ir jam tai naudingiausia, geriausia. Kas tai yra gyventi dvasinėme kūne? Gyventi tik dėl mūsų vystymosi, o materialaus vystymosi nebegali daugiau būti. Viskas, išsisėmėme. Taip. Reiškia, kad kita pakopa tai jau nematerialus vystymasis, o vystymasis virš materijos. Sakykite, prašau, pagal mūsų supratimo lygį, kas yra kita pakopa? Kas tai? Tai visko atsisakymas, kas egzistuoja mūsų pasaulyje, išskyrus racionalų kūno egzistavimą. Ir visas pastangas skirti tik dvasiniam kilimui. O dvasinis kilimas pasiekiamas tik gerais ryšiais tarp visų žmonių, siekiant pamilti kitą kaip save patį. Ir iš šios būsenos jau pradedamas kitos pakopos atskleidimas. Dabartinėje mūsų padėtyje mes esame labai įdomiame vystymosi etape. Ir aš labai džiaugiuosi, kad gyvenu tokiais laikais. Įsivaizduojate? Žmonės sako, kaip aš nesidžiaugiu, kad gyvenu tokiais laikais. O jūs sakote, jog džiaugiatės. Tikiuosi ateityje pas mus bus dar daug aštriais, labai skausmingų, gąsdinančių priežasčių, kurios pastumės mus šiam vystymuisi. Ir aš nekantraudamas jų laukiu.